O kaip mes turime džiaugtis dėl tų, kurie nugalės? Džiugai, čia tas baltas lapelis, kuriame parašyta, kas skelbiamas Lietuvos talentų 2010 nugalėtojų. Taigi, Bielė ir Peru ar Martynas? Du vardai, Martynas ar Bielė ir Peru. Du stipriausi žmonės, du stipriausi kolektyvai, kurie pasirodė finale. Ir Lietuvos talentų 2010. Tiksliau sakysiu taip, kad neišduočiau. Pirmąją vietą užima Martynas. Jis yra nugalėtojas. Jis yra laimėtojas. Sveikinimai, didžiausi sveikinimai. Antrosios vietos laimėtojams Bielė ir Peru. Jie padarė stebuklą, jie sukūrė fantastišką dainą, bet viso ko nugalėtojas ir herojus eina į priekį. Nežinau, ką jaučiu dabar. Tikrai. Šauk, kiek tik gali. Jis laimingas, jis neturi ką pasakyti, nes jau viską šį vakarą, ką norėjo, padarė. Kągi, mes netrukus pamatysime Martyno pakartotinį pasirodymą, o dabar visi pasižiūrėkime, kaip balsavo Lietuvos žiūrovai. Dėmesio į lentelę. Tuoj pamatysime, kaip išsidėstė visi dalyviai nuo, žinoma, 10 vietos iki 1.